Kai kurios šalis atsuko laikrodžius atgal, bet ar kada susimastėte kodėl? Kai vakare daugiau šviesos, tai naudinga ne tik aplinkai, bet ir mūsų piniginėms. Verslas klesti, pardavimai didėja, o ekonomika šiek tiek pagyvėja. Pailgėjęs šviesus paros laikas leidžia daugiau laiko skirti veiklai lauke ir laisvalaikiui. Didesnis saugumas keliuose ir gatvėse, saugesnė bendruomenė. Nepamirškime ir galimos naudos psichiniai sveikatai, nes vasaros laikas gali padėti kovoti su bloga nuotaika, atsiradusi dėl atšiauraus žiemos oro. Visgi didžiausias susirūpinimas – sutrikimai. Laikrodžių sukimas gali sukelti trumpalaikių sveikatos problemų, gali padidėti širdies priepuolių, insulto ir miego sutrikimų rizika. Energijos sutaupimas dažnai yra minimalus, o dėl laiko pasikeitimo tam tikrais atvejais energijos suvartojimas gali net padidėti. Sumišimas kyla ir tarp šalių turinčių skirtingas vasaros laiko pradžios ir pabaigos datas, logistikos galvos skausmas, išbalansuota komunikacija tarp skirtingų laiko juostų. Krentant rudens lapams ir pasisukus laikrodžiams atgal, vasaros sezono diskusijos tęsiasi. O kaip tu manai, ar gerai sukti laikrodžius atgal?